Tai labai diena visiems. Pirmas bandomasis blynas, žiūrėsim, kaip pavyks iškepti, yra Optic Spot podcastas. Sveikas, Rokai. Labas. Jo, ir pirma tokia ilgai neviliojantį vatą, tai pirma tema tiesiog yra kaip išsirinkti savo pirmąjį termovizorių. Tai kas galbūt ilgiau medžioja, jau turi savo preferencijas, ar vienas ar kitas brandas, ar kažkokie punktai, kuriuos irgi žiūrisi, bet sakykime, žmogus, kuris vyresnio amžiaus, irgi mes, kaip sakom, bet niekad neturėjo termovizorius, tik tai nori įeiti arba apsižiūrėti. Apskritai pirmą termovizorių perka, kas jaunas yra, tai pasikviečiau ekspertą, kad galėtume pasišnekėti ir pažiūrėti, ką ekspertas rekomenduotų irgi, ne, tai tiesiog sakysim apie techninius komponentus ir tai va, perduodu mikrofoną. Esimai, tai čia labai aštriai apie tą ekspertą galvą. Aš žinau, kad tau skambina žmonės ir sako, Rokai, kokį termovizorių man pirkti dabar? Jo, tai žinok, tikrai, yra žmonės skambina ir dažnai labai skambinu jau su išankstinė nuomonė. Noriu šito. Bet retas pagalvoja apie tai, kad, savo pirmiausia reikia užsiduoti du klausimus. Du klausimai yra labai paprasti. Kiek tu gali skirti pinigų ir kokiam sąlygom ir kur tu medžioji? Gal aš ir noriu ten, kad tas, bet kuris žmogus nusipirktų termovizorių su ten 640 matrica, su techniniam charakteristikom puikiom, gerom ir džiaugtųsi ten visą gyvenimą. Kita vertus, ar reikia tau, jeigu tu medžioji miške, ten sėdi visą laiką vienam bokštelį, atstumas tavo ten 60 metrų, medžioklė ir tu niekur nevažiuoji daugiau. Ar reikia tau termovizorius už 3000? Nereikia. Ne. Tai čia yra nesąmonė. Bandom priešti, pagal situaciją. O tai kažkas kaip aš irgi, jaunas medžiotojas ir galvoja, man viskas įdomu, ir bokštelį noriu pasidėti, ir pasivaikščioti po mišką, ir ten kėdę, taburetę pasidėti kukurūzuose, viskas. Ar yra toksai vienas, kur padengtų visas sritis? Galbūt jis nebus labai gerai kažkur konkrečiai, bet Jo, tai tų universalių tokių termovizorių, tai faktas, kad jų yra, kad ir dabar ta taip vadinama nauja jau, ketvirta kategorija, kur yra 640 matrica ir ten jų kaina yra kaip tų bazinių termovizorių, ten 2,5 tūkstančių eurų. Vėl grįžtam prie pinigų. Kiek tu gali skirti tam termovizoriui? Tai jeigu mes žinom, kad tu gali skirti 2000 eurų, tai mes iš šitos ribose tada bandom surasti gaminį, kuris galbūt labiausiai atitiks tavo lūkesčius. Jeigu tu gali skirti truputėlį daugiau tų pinigų, kas galbūt, pradedančiam medžiot, galbūt skamba labai keistai, tu čia visi iš karto siūlo, pirkti termovizorių už 4000 eurų, pirk šautuvą ten už 5, ten optika irgi ir tik tokį ir ne kitokį. Ne, toli gražu, tikrai ne. Puikiausiai žmonės medžioja su mosinais, su optikom ten už kelius šimtus eurų. Skelbė.lt. Jo, su pražiūrėm, sumedžiosi tu bet kuriuo atveju. Aišku, norisi rasti tą balansą kainos ir funkcionalumo prasme. Bet mes vėl grįžtam prie pinigų. Tai labai elementaru. Tai žinai, pinigai visą laiką būna toks įdomus klausimas, kiekvienam asmeniškas. Ir leasingai tie patys yra, kur 10 mėnesių gali be pabrangimo pirkti ir kažkas tokio. Tai žinai, aš tau pasakysiu taip. Pirmiausia, tai reikia skaičiuotis biudžetą, skaičiuotis finansus. Ką tu turi? Ką tu gali sau leisti? Sakykime, 2000. 2000, ja. Ten plius minus į vieną kitą pusę. Vėl tada žiūrim, kur tu medžioji, ką tu medžioji. Jeigu tu grįžtų prie to, tik tai bokštelis, viena vieta, tu niekur nevažiuoji svečius, tu nieko nedarai, tu kažkur vienoje vietoje medžioji. Tau net 2000 eurų nereikia. Tau 600 eurų termovizorių, va tai va. Taip, tu gal nematysi ten kažkokių smulkmenų, niuansų, dar kažko, bet tu tikrai matysi, kad atėjo žvėris. Tu galėsi atpažinti žvėrį ten 60-70 metrų atstumu. Kam? Kam perteklinis dalykas? Visiškai perteklinis dalykas. Kitas niuansas, jeigu tu važiuoji svečius. Šiandien medžioji Suvalkijos lygumose, ten apie Marijampolę, kur matosi, net nepasistiebus matosi 3 km atstumas, Poryt važiuoji kažkur prie Utenos, kur kalnas pakalnė ir taip toliau, Tokiu atveju tau reikia gal ten termovizorius, kuris turi tolimėti kaip minimum. Tolimatis skamba kaip jo variantas. Jo, sounds like žuo, ne? Ypač pradedančiam miškimaičiui, nes kai dar nemoki to atstumo taip normaliai nuskaityti žakės. Jo, tai toks prietaisas tikrai jisai turės tau ten tų naudingų funkcijų, ne? Man, pavyzdžiui, asmeniškai kai aš turiu ten dar medžiotojų patirtį ir aš ten daugmaž žinau tas vietas, kur aš medžioju, man termovizorius tolimačių, man nereikia.
Jo. Aš tos atstumus jau ten kažkada, nežinau, prieš 10 metų išsimatavęs su tolimučiu, atsištampavęs ir, man to nereikia. Dar vėl grįžtam prie elementarių bazinių dalykų, 2 klausimų. Kiek tu turi pinigų ir kur tu medžioji. Ir tada kombainini iš tos 2 dalykus, sudėdi juos į vieną krūvą ir ieškaisi savo geriausio varianto. Geriausias variantas, kas tai yra geriausias variantas? Techninė prasme, galimybėmis už konkrečią pinigų sumą. Labai paprasta. Taip. O gamintojas, ten prisirišimas prie gamintojo ir vienas ar kitas gamintojas, come on, ta prasme, 2 termikai. Kuo jie skiriasi, kai kitaip rodo? Ne. O turi nuomonę, integruota baterija ar keičiama? Net ir tos neintegruotos baterijos. Šiandien tas termovizorius neintegruota baterija 8 valandas. Taip. O jeigu aš važiuoju medžioju 2 dienom, gal gali kilti kažkokių klausimų, bet visą laiką yra galimybė įkišti ten į automobilį pakrovėją arba turėti... Powerbanką turėti su savim, ten pasikrauti, ne? Ar baterija yra patogumas? Vienareikšmiškai patogumas. Tu turi 2 baterijas, aš tarkim, su savo termovizoriu turiu 2 akumuliatorius. Aš net negalvoju, ar mano ten antras akumuliatorius yra pakrautas, aš žinau visą laiką, kad jis yra pakrautas pas mane. Ir aš naudoju tą, kuris yra pas mane, tuo metu termovizoriu. Aš žinau, kad aš grįžau iš medžioklės, aš pakeičiau akumuliatorius, vieną pastačiau krauti, kitas pas mane yra... Bet niekad neiškrauni iki dugno, tai prasme netenka. Ne, aš neiškraunu iki dugno ir neiškraunu iki dugno specialiai. Būkim sąžiningi, visiškai iškrauni bateriją, baterijai tai yra, teilis, sakykime. Taip. Pameti akumuliatorius dažnai ar? Ne, ta prasme, aš nežinau, aš turiu infrėją. Jo. Dabar naudoju šiuo metu. Zoomą ir tiesą pasakius, aš iki šiol galvoju vis dėlto, daug tų ten visokių termovizorių tenka ir testuoti ir per rankas pereina. Aš manau, kad zoomas vis dėlto yra universaliausias. Man šį dienai tai yra visiškai universalus daiktas. Galbūt jisai nedatraukia vaizdo kokybę iki, ten sakykime, iki Teloso, iki Heliono, ten tų geriausių modelių, brangiausių, ne? Bet universalumo prasme ir medžioklės prasme, aš medžioju ne tik tai ten elnius, briedžius, stirną, šernus, bebrus, viską, labai, daug, visus rūšis, kas yra įmanom. Ir ta zoomo galimybė žiūrėti per 2 skirtingus lęšius, man šiandien yra svarbesnė turbūt negu galimybė. Aš tai biškai pasodinsiu ant dabar kėdės. O jeigu reikėtų dabar naują, nežinau, pameti zoomą, dieve, kokį dabar turi mintį, ką naują pirktum? Dėl zoomą ar kažką kitą bandytum? Dabar juoksis švadės. Sakyk, jokio. Ar tu būsi, kur lipa į medžius ir sėdė šakau? Ne, aš, zoomas yra nemažas. Nežiūrint tai, kad jis man telpa į kišenę, ten, aš nesu mėgėjęs tam ant dirželio pasikabinęs termovizorių laikyti, aš turbūt pirkčiau kažką tokio. Kompaktiškumas, kur link turėtų eiti visi gamintojai, arba kažką tokio, kur aš kalbėjau, video vienam prieš tai, kad paprastumas valdymo, nes, iš tikrųjų, žinai, daug tų termovizorių per rankas praėjo ir tas kompaktiškumas, man jisai svarbu. Tai galbūt net paaukojant dalį tos kokybės, mano medžiotojo patirtis ir mano patirtis naudojantis termovizoriais daug metų ir skirtingais termovizoriais, man jau leidžia atpažinti žvėrį galbūt prastesnėm sąlygom negu kitam visiškai naujam žaliam žmogui. Aš jau galiu daug labai išvadų padaryti iš to, ką aš matau ir gerokai daugiau tų išvadų padaryti negu, tada, kai aš ten pradėjau termovizorių naudotis. Tai kažkaip taip. Tai termovizorius padėjo labiau geriau išmokti žvėris pastebėti, ar tiesiog jau žinodamas, ką pastebėti per termovizorių biškį bent? Ne, žiūrėk, termovizorius yra medžioklės priemonė, ne? Durniui tai yra daiktas, per kurį jisai žiūri. Sorry, tam, kuriam yra įdomi medžioklė, tai turėdamas termovizorių, tu turi neribotas galimybės ne tiek surasti ir aptikti tą žvėrį, kiek pabandyti suprasti tą žvėrį. Kodėl jis atėjo būtent iš čia? Kodėl jis eina būtent šituo pagrioviu, ir kodėl jis eina kitų pagriovių? Rodos, ten sąlygos yra identiškos arba dar geresnės. Kodėl jis atėjo iš čia?
Tai čia kaip biškiau nacionalinės geografijos dokumentika. Ne, tai Tu čia... galvoja, ta prasme, Jo, ta prasme, bandai, kaip sakyti, tu tuos matomus vaizdus dar apie viso šito, kad tu jūs matai, ne? Dar ten, pas žmonės būna, ten ta pilka masė, kur smegenim vadinasi, ne? Dar labai faina, kada tu pradedi jam naudotis, ne? Ir tu pasidarai išvadas. Jo. Jo, ir tu supranti, kodėl. Tai sakai, net ir mūsų padeda mokytis, ne, apie žvėris. Vienareikšmiškai. Tu prasme, aš pateisinu tuos medžiotojus, kur ten, jis medžioja iš bokštelio, prie jauko kažkokia, ten, prie druskos, prie kažkokio, viskas okei. Jam šito reikia ir tai yra puikus būdas praleisti laiką medžioklį gamtoje. Man šito mažai. Ta prasme, pas mane kažkoks, aš nežinau, sraigtas užpakalį yra įsuktas, kur man tas spiruoklė tokia prisisuka ir man kažkur tas, dažnai aš negaliu viskai, davai. Tai tu neturi kantrybės turbūt, ne? Ne, kantrybės aš turiu pakankamai. Ir aš kažkada, kai pradėjau medžioti, aš tikrai pagrindinės mano medžioklės būdavo už bokštelio. Kodėl? Nežinau. Termovizorius neturėjai? Ne, gal stereotipas toks buvo. Taip, pagrindinis medžiojamas žvėris buvo šernas. Kažkaip prieš kiek metų? 15. Daugiau. Po to atradau tas medžioklės, tų pačių šernų medžioklės pasėliuose. Jis irgi žiūri fainą ir labai patiko. Tada kažkaip tų elnių gal nebuvo tiek daug, kad stirninų reiškia, kažkaip atradau stirninų medžioklę vasarą. Ne, bebrų medžioklę pavasarį, ten mes jau ir spastis prigaudė, ten ir primedžioja, ir visai ten kailinių prisidėjo žmonoms. Atsirado tada naktiniai. Kaip ir tas prietaisas, kuris padeda tau žvėrį surasti, ten pamatyti naktį. Natūralu, kad paskui atsirado termovizorius. Ir tu atrandi medžioklę iš naujo. Tu atrandi lyg ir tas pats medžioklės būdas, kurį tu naudoji, ne, bet tu atrandi medžioklę iš naujo. Tu atrandi kažkokius tai naujus dalykus savo, ne? Jeigu tu dėmesingai tą darai ir sistemingai tą darai, atrandi naujus kažkokius tai dalykus. Net ir tas medžiotas, kuris ten medžioja 50 metų, ne? Tvirtina ten, kad jo, čia žvėries tokai nesikeičia, nevelnio keičiasi. Keičiasi įpročiai, keičiasi. Žvėris prisitaiko prie aplinkos, ten tarp atsirado kažkur kirtimas, pasikeitė jo takas, ten ir taip toliau. Net ir tam tikrai labai patyrusi medžiotojai, termovizorius yra puikus prietaisas mokytis. Tai mokytis daugiau, ne? Suprasti gamtą. Ja, nes man toks irgi norisi, gal jeigu pabūtų velnio advokatų, tai gal kaip tik naujokų reikėtų be termovizoriaus pamedžioti kokius 3 metus. Paskiau pasiimti. Ar nuo pat pradžių? Ne, gal ir taip, bet vėl grįžkim prie visuomenės sandaros, ne? Negyvenu aš kaime, neturiu tiek laiko, kad aš galėčiau ten paroms septi žvėrį. Norisi rezultato, norisi efektyvios medžioklės. Tarsi, protingas jaunas medžiotojas su termovizorium greičiau išmoks negu kvailas be termovizorius. Taip yra, tarsi, įranga jinai už tave nesumedžios. Ne tas tikslas yra ten primušti be proto daug žvėries, ne, ir taip toliau. Tarsi, mano akim žiūrint, tikslas turbūt yra suprasti, naudoti priemonės, kurios tau padeda suprasti gamtą, suprasti žvėris jų elgseną ir tada, tokiu būdu padidėja tavo galimybę sumedžioti. Ir tada jau tu sprendi medžioti ar nemedžioti. Tarsi, va čia ir yra tas, toksai, nežinau, nensiukas, ne? Aš žinau, kad ten yra elnis, aš žinau, kad jisai išeis ten tada ir tada, bet aš jo nemedžiosiu. Man nereikia. Aš žinau, kad va ten yra stirninas. Aš žinau, kai jis ten gyvena. Aš žinau, kuris maždaug išeina. Bet aš jo nemedžiosiu. Va iki to daug. Kažkaip tolesnis pažinimas. Jo, pradžioje iš tikrųjų, kad iki jaunas medžiotas, tikrai, kaip noriu sumedžioti tą, noriu sumedžioti tą, noriu, jo. Taip. Bet pereini per tą išaugę, tarkim, dabar buvo ir ten tos medžioklės variminės, šiaip žiūri, geros medžioklės, visi medžioklės būdė geri. Aš dabar variminėse su ginklu linija beveik nestovi. Tiesiog labai retai. Aš pasiimu šunį, varį, man taip smagu. Atrandi tų kitokių, džiaugsmų iš medžioklės. Taip. Supratau, įdomi labai.
Tai gerai, pabandom tada susumuoti. Tai tada jaunas žmogus, jaunas medžiotojas, nebūtinai paso metais, bet praktikos metais, o gal ir brandus medžiotojas tiek paso, tiek praktikos metais irgi renkasi termovizorių, tai turbūt aš irgi manyčiau, žinai, kiek man jų teko čiupinėti, nesimesiu, kad tikrai neteko, tai čia senai viską filmuoju ir sakau, pasakoju, tai valdymo paprastumas iš tikrųjų yra geras aspektas, kiek man teko irgi žiūrėti, tai tie, kurie turi tolimą, tai dažniausiai biški komplikuotesnis valdymas yra bent jau vienas ekstra mygtukas atsirandęs irgi tą tolimą irgi valdys. Tai toks irgi tas privalumas turi, trūkumą, bet sakykime, niuansą. Jungimas, išjungimas irgi turbūt gal toksai. Šiek patogumas yra fainas dalykas, aš jį bendrai paėmus, ne? Patogumas yra gerai. Tarkim, užsidėk nepatogius triusikus. Taip. Geriau. Nepatogu, spaudžia ten juostelę per vidurį, ne, tarp pusmėnulių. Nepatogu. Yra. Ne, tu nesirinki tokio daikto, kuris yra nepatogus. Patogu? Jo, faina, gerai. Kitas dalykas. 10-20 mygtukų. O kombinacijos tai iš tikrųjų, ypač kai kažkas vyksta, stresas atsiranda, ne, tada... Bet žiūrėk, bet jeigu tu turi vieną termovizorių, ir tu nenaudoji ten kas mėnesį vis kitą, atsiranda raumenų atmintis, atsiranda automatizmas ir ar tu įvaldysi lygiai taip pat kaip šitą? Jo, vienareikšmiškai. Bet tik tai tiek, kad reikės laiko priprasti. Galbūt, kai turi daugiau mygtukų termovizorių, čia nėra konkretus termovizorių iš tų palyginimas, bet tiesiog kaip pat pačio principo valdymo irgi, jeigu turi bent jau 4, tai funkcijos gali būti lengviau pasiekiamas, ta prasme, iš karto turi ten artinti, dar kažkas tokio aukštyn žemyn. Kai turi mažiau mygtukų, tai gali būti, kad truputį po meniu reikia daugiau pasikasti. Ir aišku, paprastesnis, galbūt net kažkurio metu gal gali būti mažesnis funkcionalumas, bet mažiau gal kažkur pričindalus pridėta. Ir manau, ateity dar labiau matyti. Bet iš esmės, tavo termovizorius, ta prasme, tų pričindalų, mėgsta mes pasigirti, ne, kad ten pričindalų daug. Kiek tu kartų naudoji tų pričindalus? Tai aišku, man kažkaip pradėjau galvoti, 5 spalvų paletės, žinai, aš dar toks menininkas. O naudoji vieną. Aišku, vieną. Jo, naudoji vieną, ta prasme, ir ką, ne? Ta prasme, oi čia artinimas, ten, reiškia, stipri vaizdo artinimas, ne? A tu naudoji, ne. Oi čia, žinok, čia Wi-Fi, ten dar kažkas, jo, aš suprantu, kad yra kas naudoja, ne? Aš nenaudoju. Taip. Būkim atvirėlė, ta prasme, 70% funkcijų nenaudojamų. Čia žinai, kaip būdavo su automobiliais irgi, aš manau, ta pati istorija, kai sukuria naujas funkcijas, langai elektriniai, ne, kažkada buvo premium, o tiesiog paskui nusileidžia visus net iki bazinės klasės. Infirėjus irgi mačiau tą patį darė, ten tie algoritmai paskui nulipo, paskui dar kažkokie pasirinkimai, tiesiog nuo top iki vidutinės, iki bazinės, paskui irgi tam viskas taip persilėja, tai, kaip tu irgi sakėjai, technologija tiesiog atpinga. Taip. Tai čia vėl kalbam apie ką, ta prasme, valdymo patogumas, jo labai gerai, jeigu tu už tą valdymo patogumą nemoki daugiau. Taip. Ne? Kompaktiškumas. Jeigu už tą kompaktiškumą nemoki daugiau, bet gauni gerą vaizdo kokybę, jo, tas visą laiką, yra svarbu. Matomų vaizdo kokybė gerom sąlygom, prastom sąlygom, ne? Čia jau techniniai dalykai, ne? To termovizoriaus. Kuo geriau ir kuo pigiau, tuo geriau. Jeigu mėgsti lauką per lietų, tai reikia geresnio termovizoriaus. Ir geresnės aprangos. Taip, susiriša viskas. Jo, tai prasme, čia sakau, jau kada tu žinai savo biudžetą, ne, ir kada tu žinai, kokiais būdais tu medžiosi, ne, tai tada jau reikia žiūrėti, ne, į matricą, į šiluminį jautrumą, į priekinio lęšio dydį, į akumuliatorių ir taip toliau, jau tuos niuansus techninius, ne, bet pirmiausia vis dėlto reikėtų žinoti, ką tu medžiosi ir kaip, ir kiek tu turi pinigų. Ir čia monokularas, tada labai toksai parankus, sakykime, dalykas, ne vien tik tai šaudimui pačiam, bet tu gali daugiau stebėti, apskritai daugiau laiko su praleisti ranką, tiesiog šiaip vaikščiodamas, blaškydamas. Nuo vietos, tiesiog kur tu gyveni, ten dažniausiai turbūt ir medžiosi. Kaip taisyklė. Tai irgi, jeigu gyveni ten, kur yra tankiau, sakykime, daugiau miškų, daugiau krūmų, daugiau kalvelių, rinksiesi galbūt vieną, galbūt netgi su platesniu matymo lauku. Jeigu gyveni kažkur, kur toliau aukštytie dar kažkas kalvelės,
tai tada rinksis. Ten, kur jau tau reikia matyti atstumą, kur reikia matyti aiškiai, tada jau kalbame mes apie priekinio lęšio dydį, tada mes kalbam apie šiluminį jautrumą, kalbam apie pikselius, kalbam apie matricas ir visus kitus dalykus. Jeigu nori tik bokšte sėdėti, tada kažką tai su pakankamai biudžetinės linijos. Labai biudžetinių dalykų, tai. Arba bebrus, ne, kokius jeigu. Bet aš kodėl neįvardinu Zoomą kaip tą savo šiai rėmėje tą numylėtinę, ne, todėl kad aš tikrai pavasarį medžioju bebrus, rudenį medžioju bebrus. Tas yra labai faina, kad bebrą tu matai iš arti. Tai arba tada turi būti termovizorius visiškai nebrangus, nedidelis ir tas, bazinis daiktas, ne, arba kadangi aš medžioju labai įvairiuose medžiokliuose, tada persikai kitas lęšis. Gerai, supratau. Taip, geri patarimai. Praktiniai apmąstymui, pasimti, išsibandyti kažką, pasižiūrėti. Paskutiniai žodžiai. Nėra paskutinių žodžių. Šitame epizode. Šiaip skambės, ten, nežinau, predovai turbūt iš mano lūpo, nes visi pripratę. Bet aš ten vis tiek būdavo reklamos ir kalbų gamintojo lūpo mane. Come on, bičiuliai, kokis nusipirksit termovizorių, ne? Džiaugstis jau kaip mažas vaikas, atrodys pats geriausias, pats puikiausias. Svarbiausia tinkamai pasirinkti, tinkamai išsirinkti, žinant, kur tu medžiosi, ką tu medžiosi ir pagal tas pinigus, kiek tu šiandienai turi. Ir net ir tie patys šiandien termovizoriai, kurie kainuoja ten gerokai mažiau negu 1000 eurų, ne? Jie rodo stipriai geriau negu tie termovizoriai, su kuriais aš pradėjau medžioti ir kainavo 3000 eurų. Technologija atpigo, ne? Ir tie termovizoriai, ta vaizdo kokybė, kurią rodė prieš 10 metų, ne? Ir jie kainavo ten kosminius pinigus, jau šiandien tie termovizoriai kainuoja, ten bandėm šiandien skaičiuoti 2-3 kartus pigiau. Labai paprasta. Gerai, tai paskutinis klausimas. Be termovizorius galėtum medžioti? Taip, be abejo. Tai čia yra šauniausias atsakymas. Atsakymas tai be abejo, ar medžiočiau, taip medžiočiau, ar sumedžiočiau. Žinoma, kad sumedžiočiau. Tik tai tiek, kad mano medžioklė galbūt nebūtų tokia rezultatyvi. Pirmiausia, ne laimikiais, o emocijų prasme. Emocijų, gerų vaizdų, tai ką aš matau, gero laiko, to mes ir važiuojam, turbūt medžioklė visi. Taip. Gerai, super. Ačiū tau. Ačiū, Simai, kad pasikvietei. Jeigu turit pastebėjimų, kažkokių tai minčių, viską brūkštelkit komentarus ar rašykit žinutėm, kaip galėtume pagerinti irgi šitą laidos formatą irgi, tai bandom sugalvoti kažką naujo, ko galbūt nebuvo Lietuvoje, kad kuo daugiau sukurti naudos būtent. Ir rašykit klausimus, rašykit kažkokius tai niuansus ir mes apie tai padiskutuosim. Gerai, tai ačiū visai publikai. Ate. Pasimatymo.